Labą vakarą. Labą vakarą. Kuo vardu jūs? Vaidas. Tai Vaidai, klausom. Norėčiau paklausti, o dabar bet irgi kalbėjote ir arena, čia išdygs nauja vis tvarko, aišku, smagu, ten tam tikro gabarito renginiai vyks. Koks būtų požiūris ir buvusio mero, ir galbūt būsimo netgi mero, Vytauto Grubliausko požiūris į tas naujas iniciatyvinės grupės, kurios kūrė naujas kultūrinės erdvės, tai kaip ir fanierkė tokia vadinkim taip, doko atsiradimas ir kitų tokių erdvių, kurios galėtų būti pats jaunimas, kur įkurdinėja ir ar neturėtų kaip ir valdžia prie to prisidėti, o ne vien į naujus stiklinius, gražius pastatus investuoti ir panašiai. Dėkui. Ačiū už klausimą, bandyčiau atsakyti. Na, šiaip Klaipėda visada turėjo tokio, sakyčiau, kaip jis, na, manau, čia nieko nepasakysiu, tokio neleistino liberalaus miesto vertinimo etiketę, galbūt antspaudai, jeigu taip galima sakyti. Ir kaip tik Klaipėdoje, kaip niekur kitur, tos privačios iniciatyvos rasdavo patį geriausią palaikymą. Ir, sakykime, tie garsieji renginiai, apie kuriuos mes jau kalbėjome, jie prasidėjo praktiškai nuo asmeninių, nuo privačių iniciatyvų. Ir dabar jūsų įvardinti, sakyčiau, naujieji kultūros židiniai, aš nebijočiau jų pavadinti kultūros židiniais. Tai yra tikrai labai sveikintinos, labai miestui reikalingos ir miestui gyvybės teikiančios iniciatyvos. Be jokios abejonės, matomai per programinio finansavimo aspektus, miesto taryba, miesto valdžia tikrai turėtų rasti galimybę šitų naujų iniciatyvų palaikymui. Neturiu nei menkiausios abejonės dėl to, kad jaunimui erdvių, jų raiškai, ypatingai naujų stilių, naujų, sakykime, idėjų, iniciatyvų įgyvendinimui, erdvių toms idėjoms ir iniciatyvoms įgyvendinti skatinimas, puoselėjimas ir palaikymas, aš manau, tai yra vienas iš labai svarbių miesto kultūros politikos uždavinių. Ir kuo daugiau tokių taškų, atsiprašau už terminą, mes turėsim, tuo mažiau jaunimo ieškos, kur praleisti laisvalaikį ir mažiau blaškysis po miestą. Tai čia yra tikrai labai sveikintini dalykai. Ir aš netgi sakyčiau, kad drąsiai šitos iniciatyvos turėtų teikti paraiškas miesto kultūros skyriui, pildyti jas, dalyvauti programų konkursuose ir aš manau, kad jos tikrai turi susilaukti labai rimto, adekvataus, deramo dėmesio. Aš gal pasakyčiau taip, kad turbūt kultūra arba kultūros įstaigas galima būtų paskirstyti į keletą lygmenų. Vienas valstybės lygmuo ir čia su mūsų teatrais yra problema, kad abu mūsų teatrai, tiek muzikinis, tiek dramos, jie yra valstybės prie kultūros ministerijos. Kita žinyba miestas lyg nelabai gali išspręsti. Per didelis centralizavimas. Ir iš čia yra problemos ir visiškai teatrinė visuomenė Klaipėdoje negali eiti pas merą ir ko nors prašyti, nes meras gali pasakyti, čia atleisite kultūros ministerijos pavaldumas. Antras lygmuo būtų municipalinis arba savivaldybei pavaldžios institucijos, kultūros institucijos arba programos kokios nors, festivaliai. Trečias lygmuo jau yra privačių iniciatyvų. Tos privačios iniciatyvos, jos gali būti visiškas undergroundas, kaip sakoma, miestelėnam nepastebima, galima koncertuoti, daryti renginius tik tai savo draugam, tačiau jeigu kažkurio momentu išlenda į viešąją erdvę, jau manykime, kad galėtų tada ir savivaldybė per programinį finansavimą, kaip Vytautas sako, finansuoti ir tas įstaigas, tas privačias iniciatyvas arba festivalius, kurie nėra savivaldybės išlaikomi. Tai lygiai taip pat beje yra atsiradęs jau 16, turbūt 17 metų egzistuojantis Pilies džiazo festivalis. Kažkada tai buvo Vytauto Kongo faktiškai privati iniciatyva, kuri išsiplėtojo. Draugų klubas, kuris laipsniškai tapo viso miesto tam tikra kultūrinio gyvenimo emblema, etikete. Tai reikia džiaugtis, kad atsiranda tų privačių iniciatyvų, na ir tam tikrame lygyje jos turi pasiekti ir savivaldybės ausis ir galbūt finansus. Kultūros uostas, nes iki paminėjom jau ir mes šiandieną kalbėdami šią savoką, kaip ją galima apibrėžti? Mano manimu, uostas tai ta vieta, kuri turi traukti. Ir prisiminkim, savotiškai legendinius, nors ir tarybinius Alfonso Žalio laikus. Jis tikrai labai daug padarė, kad toje tarybinėje Klaipėdoje atsirastų tokios kultūros salelės ir būtų pritraukti menininkai, kurie galbūt vieni į teatrus tais laikais susikūrusius, o kiti tiesiog kaip
žmonės, kurie į jokią instituciją nepakliūna, bet koks nors skulptorius ar dailininkas yra arba buvo pritrauktas į Klaipėdos miestą. Tai po to tokių didelių iniciatyvų, masyvių iniciatyvų Klaipėdos mieste nebuvo, gal ir dėl to, kad Klaipėda jau pati savaime pradėjo gaminti, gimdyti meno žmonės. Vis tik tais ir menų fakultetai, kurie dabar yra universiteto sudėtinė dalis, o kažkada buvo menų fakultetai, dizaino katedra, ji pati pradėjo gimdyti meno žmonės čia Klaipėdoje ir nebereikėjo gal tokios dirbtinės traukos. Tačiau šiandien, mano įsitikinimu, kiekvieno miesto uždavinys, gal nedarant tokių specialių dalykų, kaip buvo tarybiniais laikais, specialūs dalykai turiu omenyje, tarnybiniai būtai buvo skiriami čia atvykstantiems meno žmonėms. Dabar tų dalykų rinkos sąlygomis nei padarysi, nei reikia daryti. Tačiau miestas turi pulsuoti kultūrą taip, kad daugelis žmonių, meniškų, kūrybiškų žmonių čia norėtų įsikurti, apsigyventi, dalyvauti parodose, turėti kontaktus su mūsų meno žmonėmis. Tai tada aš įsivaizduoju, kad galėtume sakyti kultūros uostas, į kurį nori atplaukti, išmesti inkarą, prisišvartuoti daug žmonių, kurie šiandien čia nėra gyvenantis, nėra kuriantis. Tai vienas dalykas apie kūrėjus, kitas dalykas apie kultūros vartotojus. Be jokios abejonės, Klaipėda plačiam regionui į rytus nuo mūsų yra stambus kultūros centras ir mes tikrai darome trauką kultūros vartotojams, tačiau norėtųsi, kad taptumėme tokiu ryškiu kultūros centru, kad ir Vilnius, ir Kaunas, ir aplinkinių šalių žmonės važiuotų žiūrėti į tai, ką pagamina mūsų meno žmonės, meno kūrėjai čia Klaipėdoje vietoje. Vytautai, aš norėčiau Jūs paklausti, įsivaizduokim, Jūs esat kūrėjas, gyvenat Vilniuje, kūrėte tenai, ko Jums reikėtų, kad Jūs atvyktumėte į Klaipėdą ir būtumėte čia su mumis? Na, įsivaizduokim. Na, nors ir turiu, kaip sakykime, tam tikrą džiazinę patirtį ir vaizduotę tenais yra labai svarbi, bet man labai būtų sunku įsivaizduoti save Vilniečių, kurį trauktų į Klaipėdą. Aš vis tik tais klaipėdietis esu toks nepagydomas ir matomai amžinas. Tai gal turit pažįstamų kažkokių? Taip, na, iš tos pusės Eugenijus teisingai ir sakė, uostas tai yra vis tik ta vieta, kuri turi turėti savo tą tokią trauką, vadinkime, ar mes kalbame apie kultūros uostą, ar apie kitokią sampratą, tačiau tie traukos objektai arba ta dvasia, jūrinė dvasia, šiuo atveju kultūrinė jūrinė dvasia, kuri traukia, jinai turi būti labai stipri. Na, galbūt aš vilterėčiau į tą klausimą truputėlį kitų aspektų, galbūt paradoksalu, tačiau aš kažkaip šiandien dar pagalvojau, kad Klaipėda, ko gero, vienintelis iš didmiesčių, lyginant su Vilniumi, Kaunu, Šiauliais ir Panevėžiu, kuris neturi nei savo pučiamųjų orkestro. Na, džiazo orkestras galbūt mano silpnybė, gali kas nors apkaltinti, bet tie miestai, mano įvardinti, jie turi net ir džiazo orkestrus. Sudėtinga situacija, sakykime, nors galbūt ne visiškai, kad neturi, nebūtų galima sakyti kamerinis orkestras, simfoninis orkestras. Iš tiesų, Klaipėda buvo pasirinktas truputėlį kitoks modelis ir, sakykime, šiai dienai daugelis tų kultūrinių paslaugų yra perkamas kaip paslauga ir ekonominė prasme tai, ko gero, yra racionalus žingsnis. Tačiau jeigu mes vis tik žiūrėsime kaip į Klaipėdą, kaip į uostą ir į šitas mano įvardintas, sakykime, kultūrinės institucijas, kaip į uosto infrastruktūros dalykus, be kurių sunku įsivaizduoti kultūrą, šiuo atveju kultūros uostą, aš manau, vis tik tais reikėtų ieškoti sprendimų. Nežinau, sudėtinga, aišku, būtų grįžti prie biudžetinio finansavimo ir įsteigti dabar 30-40 etatų, kad įsteigti ar tai pučiamųjų orkestrą, ar tai džiazo orkestrą, ar dar kažkokį, sakykime, didelį kultūrinę organizaciją. Bet vis tik tais galbūt net ir per tą patį programinį finansavimą būtų galima rasti galimybių, na, atsiprašau už terminą, nušauti du zuikius, galbūt mūsų uosto terminologiją šnekant, sugauti dvi žuvis vienu tinklu. Tai visų pirma, sudaryti galimybės galbūt didesniai raiškai mūsų kūrėjų ir menininkų, kurių Klaipėdoje mes tikrai turime, kurie yra tikrai vertinami ne tik Klaipėdoje, vakarų Lietuvoje, bet ir visoje Respublikoje. Tai būtų galimybė galbūt sudaryti jiems geresnės sąlygas jų kūrybai, nes daktaras Eugenijus Gentijus labai teisingai pasakė, šiandieną būtų sudėtinga grįžti prie situacijos, kada būtų galima kalbėti apie žinybinius butus, apie kitokias lengvatas, privilegijas, jo labiau mes kaip liberalai apskritai sunkiai suvoktumėm netgi tokias ir savokas kaip privilegijos ar išskirtinės sąlygos. Ne.
prie to negrįšim. Tačiau situacija, kurioje mes gyvename šiandien, aš manau, joje dar tikrai yra resursų, galimybių sukurti mūsų menininkams, miesto menininkams, bet išvengiant tam tikro protekcionizmo, ko būtumėm labai greitai apkaltinti, žvelgiant tiek iš sostinės, tiek galbūt ir iš kitų didmiesčių, kad sudaryti savo menininkams įmanoma šiomis sąlygomis, įmanomai patogesnę aplinką, patogesnės sąlygas kūrybai, jų raiškai. Ir aš manau, kad tai turėtų būti vienas iš tokių mūsų strateginių kultūros politikos uždavinių, kurios turėtų spręsti naujoji taryba. Nesakau, kad jie visiškai nesprendžiami dabar, tai būtų nekorektiškai ir, manau, net negarbinga taip kalbėti. Mes turim vertinti tai, kas yra padaryta, bet lygiai taip pat turim drąsiai kalbėti apie tai, kad resurso suaktyvinti kultūrinį gyvenimą Klaipėdoje mes tikrai turime, privalome išnaudoti. Aš tik tais grįšiu, dar leisiu keliais žodžiais prisiminsiu, buvo paliesta Akropolio ir Maksimos tema. Man tikrai labai būna skaudu girdėti, kada jauni žmonės tiesiog, susitikimo vieta, ar netgi ir laisvalaikio praleidimo vieta, įvardėjimas būtent šitie didieji prekybos centrai. Man keistoka. Iš tiesų, galbūt nelabai yra alternatyvų. Galbūt, sakykime, gražios privačios alternatyvos, kaip, sakykime, Friedricho pasažas, tikrai puikiai jauki vieta ne tik jaunimui, bet ir brandaus amžiaus žmonėms. Tikrai galima rasti tokių vietų. Dabar mane vėlgi labai džiugina kol kas privati iniciatyva, tačiau jinai gauna pagreitį kultūros ir poilsio parko atgyvinimas. Ir va Jolanta Norkienė, metų šviesuolė, tiesiog buvo puikus pavyzdys, parodantis, kaip galima išjudinti, atrodo, nepajudinamą problemą, bet aukojantis jai, jos įgyvendinimui. Ir aš labai noriu tikėti, kad neužilgo kultūros ir poilsio parkas taps vienu iš tų kultūros židinių, kurių mieste tikrai nėra per daug. Jolanta, tarp kitko, sakė, kad neatrado save pradėjusi užsiminėti šią veiklą. Jis sako, aš pagaliau radau save, pagaliau darau tai, kas man tikrai patinka. O kas patinka ir ko nori paklausti mūsų dar vienas klausytojas, netrukus ir sužinosim. Labą vakarą. Labas vakaras. Sveiki, pavardu. Alis Klaipėda trukdė. Taip, klausome jūs. Norėčiau užduoti klausimą ponui Gentvilui. Sakykit, čia smiltelė trukdo jumis. Koks, sakykime, valstybinė jūrų uosto ir smiltelis tolimesni galbūt planai arba santykiai, kaip žadat spręsti smiltelės problemą, kuri labai įsisenėjus ir skaudi klaipėdiečiam. Supratom jūsų klausimą, ačiū jums. Aš negarantuoju, ar visai taip supratau. Smiltelės mažųjų laivų ir garažų savininkų bendrija tikėtina, kad čia apie tai kalba. Kadangi mes šį vakar kalbam ne apie tai, jūs galite pasirinkti atsakyti ar neatsakyti šią klausimą. Pasakysiu, kaip matot, mane pristatinėja ne kaip uosto direkcijos direktorių, bet kažkodėl daktaras, tik tiek liko iš mano visų pareigų ar titulų. Tai nesvarbu, aš tik noriu pasakyti, šita teritorija nebepriklauso uosto direkcijai ir mums neleidžiama rengti tos teritorijos detalaus plano, nes mes negalime rengti uosto direkciją detalių planų kur nors Grigiščiuose, Švenčionyse arba Klaipėdos mieste, jeigu ta teritorija nėra priklausanti mums. Ji yra išbraukta iš rezervinių teritorijų sąrašo ir mes kaip uosto direkcija nebegalime rengti. Todėl gerai ar blogai, tačiau uosto direkcijos ir smiltelės bendrijos problemos nebesusieina. Čia jau yra savivaldybės uždavinys kurti detalųjį planą ir spręsti bendrijos klausimus. Aš tik keliais žodžius, jeigu leisit, papildysiu valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinį direktorių daktarą Gentvilą. Iš tiesų, aš buvau susitikęs netaip seniai su šitos bendrijos žmonėmis ir tikrai tas klausimas buvo labai aštriai keliamas ir man tikrai buvo skaudoka girdėti, kad šitos bendrijos, šitos bendruomenės žmonių klausimai stringa būtent dabar, kaip Eugenijus labiau paaiškino, savivaldos lygmenyje. Ir tai yra vienas iš tų gerų pavyzdžių, nors mes tiesiogiai to negalim susijęti su šiandieninė mūsų tema, tačiau kažkuria dalimi galima tai susijęti būtent su bendruomenių, sakykime, veiklos palaikymu ir vystymusi. O šito požiūrį aš manau, kad smiltelės problema naujos sudėties matomoje miesto taryboje turėtų būti keliama visų aktualumu, ji turi būti sprendžiama, juo labiau, kad dabar jau šitie sprendimo visi svertai yra miesto savivaldybėje.